Ši pamoka skirta bekleveriai. Sveiki visi, aš esu Artiomas, aš Laurinas ir ši pamoka skirta bekleveriui. Hello guys, my name is Larry. I'm Artemi, and today we're gonna be showing you how to do back lever. Back leveris yra paprasčiausias gimnastikos elementas. Gimnastikoje jis yra atliekamas ant žiedų, bet kaip supratus, streetworkiauti jis dažniausiai yra atliekamas ant turniko. Back leveris yra jėgos pratimas, taigi norint jį atlikti, jums reikia turėti gerą fizinį pasiruošimą. Skirtingai negu kitose, pavyzdžiui, džimbaro arba freestyle elementuose, back levery nėra smulkmenų. Taigi, kaip reikia atlikti back leverį? Jūs ateinat prie turniko, paimat abi rankas nuo savęs pečių plotį, tada užsilipat iki kelių ir tada yra du būdai. Arba išsitiesat ir leidžiatės iki horizontalios padėties, arba nusileidžiat susirietę ir išsitiesat. Taigi aš paaiškinsiu, kaip mes su Laurinu mokinomės atlikti back leverį. Iš tikrųjų mes nedarėm jokių specialių pratimų, kurių dabar jau yra labai daug prigalvota. Mes tiesiog darydavom bazės, tai yra prisitraukimai, atsispaudimą ant lygiagrečių ir atsispaudimą ant žemės. Back leverį mes išmokom jau kažkur, kai darydavom 15 prisitraukimų ir paprasčiausiai mes mokinomės taip, kaip aš aiškinau pirmų būdų. Mes užsilipdavom ant turniko, išsitiesdavom ir leisdavomės iki tiek, kiek galim dar laikytis ir bandydavom taip kuo ilgiau užsilaikyti, kol galų gale neišmokom nusileisti iki horizontalios padėties ir laikytis. Iš pradžio, aišku, mes negalėjom nusileisti iš karto iki horizontalios padėties ir laikytis. Taigi mes laikėmės maždaug taip, 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 netgi taip, po to netgi taip, taip, po to taip, taip ir netgi taip, 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 taip pat taip, 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 taip ir galų gale taip. A ne taip, o gal taip, taip. Jeigu norite atlikti gerą, kokybišką back leverį, jums reikia stipraus preso, pečių ir apatinės nugaros. Taigi, kad sustiprinti presą, patarčiau jums daryti kojų pakilimus iki turniko arba paprasčiausius atsilenkimus ant grindų. Pečiams patarčiau daryti kuo daugiau pseudo. Su apatinė nugaros dalimi bus šiek tiek sunkiau, nes iš tikrųjų nėra labai daug pratimų, kuriuos galite atlikinėti namų sąlygom. Užtat yra vienas labai geras pratimas ant lygiagrečių. Arba jeigu jūs turite galimybę lankyti sporto salę, taip pat aš esu įsitikinęs, kad jūs rasite pilną treniruoklių treniruoti apatiniai nugaros daliai. Jeigu jūs jau laikote back leverį, bet jis yra nekokybiškas arba neilgai laikote, taip pat galite pabandyti atlikti štai tokį pratimą. Jis padės jums sustiprinti apatinę nugaros dalį ir pečius. Kai pradėjot mokintis back leverį, patarčiau rankas imti siaurai, nes taip lyg užspaudžiate savo sparnus ir būna žymiai lengviau laikyti back leverį. Ir taip pat nepamirškite įtempti preso ir apatinės nugaros. Negalvokite tik tai, kad jums reikia nusileisti iki horizontalios padėties. Taip pat prisiminkite, kad jūsų visas kūnas turi būti tiesus. Nes labai daug kas prisimena tik tai, kad turi nusileisti iki horizontalios padėties ir tiesiog kabo kaip bananas, pamiršta įtempti presą ir nugarą. Kai jau ilgai laikote back leverį rankom nuo savęs, galite tai paįvairinti. Tai yra paimti abi rankas į save. Bet taip yra iš tikrųjų sunkiau laikyti, nes kai kuriem būna netgi alkūnių traumos. Taigi prieš mokinantis tokį back leverį patarčiau gerai apšilti alkūnės. Hello guys, my name is Larry. I'm Artemi. And today we're gonna be showing you how to do back lever. Aš negaliu išvengti stengiuos, bet negaliu.